dienas. Nevyk labai daug žmonių čia. Matyt, keis geresnį rezultatą savo, ar ne? Taip, aš geresnio tikėjausi, bet pirmas čempionatas biškį sustresavau. Vis dar į ateitį žiūriu kaip rutulio stumikas ir manau apsitrinsiu. Tai manai, kokios didžiausios būtent klaidos buvo tavo šiandien? Gal tiesiog kairės kojos nespėjau įstatyti ir nesusijungiau su rutuliu. Tai manau didžiausia klaida buvo. Kaip pats minėtas jaudulys buvo, ar ne, prieš startą? Taip, jaudulys buvo, nes čia debiutas man buvo Europos čempionate. Tai jaudulį tikrai nesitiko. Bet ar būtent smagu dalyvauti? Taip, žinoma, smagu ir apsitrinti ir pamatyti tikrosius konkurentus elitą. Išties įspūdinga. O trūko trenerio pagalbos? Iš dalies taip, trūko, bet ką padarysi. Ką būtent prie rinktinės treneris tau pasakė po dviejų stumimų? Pasakė, kad aš užsidaryčiau, greičiau viską pastatyčiau ir iš dubens iškelčiau. Bet nebuvo to susijungimo su rutuliu ir nepavyko. Bet matyt, motyvacijos toliau dirbti nestiks, ar ne? Taip, nestiks, noriu netgi rytoj eiti ir treniruotis ko labiau, kad pasiruošti vasarai.